Labą dieną, bičiuliai. Sakyk labas, Karol. Sveiki. Labas. Su jumis YouTube kanalas Modestas žuvauja ir Selemanija tęsiasi. Nu, iš tikrųjų, pabandžiau kartą, po to dar 3 kartus buvau, bet nu, niekaip nepaleidžia. Gerai, toks bičiulis mano sakė, įvarinį, sako, pabandysi vieną kartą ir sako, viskas bus su dievuliu. Tai taip ir buvo, taip kad jeigu kažkas nenorite investuoti pinigų ir nenorite užsikabinti, nenorite patirti gerų įspūdžių, tai tada nebandykite gaudyti seliavos. Jaučia kažkas beldžiasi į tą palapinę, nieko nėra namie. Tai va, palapinių miestelis ganėtinai didelis, bandysim pagauti seliavą. Mano rankose ir Karoluko taip pat. Vaido, kryžioko, kvaida. Meškerytės, viena vadinamas, jie vadina snargliu, man kažkaip nelabai gražiai skamba. Tai vadinsiu ilgas sargelis, o kita saliutas, klapuškė, čia kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Gaudysim turbūt iš pradžių be masalinėm. Jo, irgi 2 dzūkeliai, vienas daro meškerytės, Vaidas, Dainius, Mitrulevičius, ačiū Dainiukui, daro sistemėlę seliavai, taip kad užsukę į bet kurią turbūt Alytaus pardę, va, žiūrėkit. Aš dar net nesusiruošęs, o Karolukas jau volina. Užsukę į bet kurią pardę tikrai rasite ešerys. Tu ant be masalinės dabar, Karolis? Jo, Karolis ant be masalinės, aš irgi kažką užsirišiu. Nieko dar kol kas, sakau, nespėjau, jau, va, žiūrėkit, ir kokia žuvis jau čia skaitosi, nu, normali. Nu, tokia. Jo, viskas nekantrauju hebrytę leist, deduosi sistemėlę ir... Dar skerta. Taip, rankos dreba, ruošiuosi, ko turim iš masalų, tai turim, jeigu reikės, pajaukinti džoko ir turiu hebrytę. Senas matilis čia buvo radęs, buvau dar lauke kažkur stovėjo, įšalęs susikarpiau smulkiai ir tokia matilių sunka yra. Ačiū Liudui Zaikauskui, aišku, už visus gyvus. Turim karietos tos vadinamos, turim matiliuko truputėlį, bet Karolukas sako, jisai jau daug metų, Karoliai, iš tikrųjų. 6 metų. Nu, tai nedaug. Nu, normaliai, manau. Mano net 6 karto nėra, o jisai jau 6 metai ir irgi pričiopo žūklės stipriai. Pamatysi. Aš jau matau, Karoluk, čia yra kažkas tai tokio, kažkas tai buvusiaus lemputės, žalios, jų yra įvairiausių formų, Karolukas sakė jam. Aš nebandęs Kitokio, šito kaliai ir nesuki galvos, ne? Nu ir gerai, tai startui nejaukinsim, nieko nedarysim, po to gal košytės įleisim, aišku, gilmatis echalotukas įleistas, kad matyt, kokiam jos horizontė stovi ir viskas turi. Valą, pintą, praeitą kartą iš Kovilo buvau, kai pasiėmęs meškerytę, tai valas buvo mono, dabar pintukas, Karolis irgi sako geriau. Taip, bet palapiniai. Palapiniai, jo. Jeigu šiaip, tai turbūt šaltų jisai. Lengviau pasikerta. Jo, ir kibimai geriau matos. Tai jo, bet nu tik tas, kad nuėjimų būna nemažai. Nes amortizacijos nėra. Nu, bet Vaido meškerytės. Oi, tas Vaidas dykas. Dykas mūsų Vaidas, dykas mūsų Dainius. Kokį svarelį dėt? Kaip galvoji? Kokį tu užsidės? Aš dabar 5 gramus. Nes gan giliai, kiek čia? 22 metrai. Jo. O aš dėsiu 3,5. Jo. Kaip ir Karolukas vakar kalbėjom, sakė, tai kas liečia ritelę, tai net, nu, tiesiog nuo mikriko gali, nuo vasarinės meškerytės. Jo. Lengva svarbu. Jo. Stiek visą laiką beveik laikyrų. Jo, praeitą kartą su Povilu gaudėm ant stovinčios daugiau, dabar Karolis, matau, visą laiką kažkokį tai judesį daro. Gerai, viskas, dedu, nekantrauju. Karolukas duoda čia vėl, jau jo antra, mano pirma. Pabandysim kažkaip suskaičiuot gal paskui. Aš tikrai su juo nesivaržau, bet taip įdomu manelį. Žodžiu, kaip Karolis sakė, tai daug jau, kaip daug pagauni, tai būna apie 108 vienetų turbūt, ne? Jau čia labai gera žvejyba. Nu šiaip jo. O, kokia seliavytė. Gražu, ne?
Nu, nežinau kokio čia grožio, bet kad skonio, tai tikrai skanuolė gal labiau būtų galima pavadinti. Ir šiaip tokia graži žuvis kaip aukšlytė. Ir liepė dar Karolis man pasimti mažesnį kibiriuką, tai daugiau žuvų atrodo, nes krauni ir va, kaip Karolio. Va, žiūrėkit, daug biškį Karolio. Va, du kibirai. Čia vienas Karoluko, kitas mano, tai kuris dabar godesnis, nežinau, gal. Kuri Karoliuks Karudaruką? Paėmiau. Ačiū. Gaudom be klipsų. Tiesiog stebim ekrane, kur mūsų sistemos eina ir tada taip viliojam žuvelę. Ir įdomus Karolio toks pravedimas, iš tikrųjų aš kaip toks nepatyręs, visiškai praktiškai žalias. Karolis daugiau vienam atstume dirba. Čia turbūt kiekvienas irgi turi savo tą techniką mėgiamą ir nepasikirta, ne? Nu, bandė. O. O Karolukas rodo meistriškumą. Opa. 6 metai praktikos be veltui tikrai nenuėję ir tarkim tikrai žinau, kad yra kas va vienoj palapinėj sėdi, vienas lupa, kitas. Dar dydžio neturim, ne? Nu, didelių dar nėra, bet... Ateis. Op, o. Gyvai. Jo. Nu, smagu. Opa, nuėjau turbūt. Jo, ei. Net matosi, kaip bėga. Matai? Jo. Smuko. Nu, smagu iš tikrųjų. Tai va, ant mono valo turbūt tų nuėjimų tikrai gerokai mažiau būtų, bet kas liečia jautrumą ir visą kitą, tai ir jausmas tas kitas į meškerytę. Iš tikrųjų įdomu su geru žvėju sėdėt palatkiai, nu tai tiek sužinai visko, iš tikrųjų turbūt, nu man bent jau atrodydavo anksčiau, kad čia yra viskas tikrai kaip labai... aukšlės. Jo, kaip aukšlės atėjai, prisigaudė ir varai namo, kiek tau reikia, bet va, taip tikrai nėra. Ir kiekvienas turi savo mėgiamas, va, nepakert, mėgiamas museles, mėgiamas sistemėlės, mėgiamą, nu va, kaip nesikirti iš tikrųjų, mėgiamą tą svorį. Nors kiekvieną kartą va ir kaip Karolis sakė, kad nu, dažnai reikia prisitaikyti, būna vieną dieną prigaudai, kitą dieną gali nieko nepagautai. Tai ir svorį keist reikia, jeigu nekimba. Jo. Ir aplamai tų tokių pravedimų yra tūkstančiai, ne turbūt. Nu, va, mano nemėgstamiausias, ką darai tu. Ai, va. O man žiauriai patinka, kaip leidi. Nu, bet jis žiauriai kibus. A ne? Tai tu pagauni ir ant mėgiamo, tau šito nereikia daryti. Va. Va, matė? Mačiau. Kažkaip mažas gal žiūrėjo. Gali būt, kad nedidukės, nes gerai jinai vis tiek kertasi. Įleido Karolis prieš tai turbūt prieš kokias 5 minutės, ne, šėryklėlę. Džokerio. Ir žiūrėsi, nes visgi žmonių aplinkui daug, tai konkurencija milžiniška, tai turi kažką tai kitko padaryti negu visi kiti. O jau čia turėtų būti nebloga. Didesnė. Nu, truputėlį. Nu, jo. Ir dar man. Ir čia kažkino sistema. Tavo, ne? O, blemba, palauk. Tai tik šinukas. Jo, labai viskas laimingai baigėsi, bet tokių nedažnai būna, man atrodo. Susikabinimų, bet būna. Besibeldžiantis lai neina.
Filmuoju, aišku, tai kaip nefilmuosiu. Jau mes prigaudę po 20. Leidžiu. Gerai. Ne, šiaip retai susipina. Gal. Ne. Kaip kibimas yra? Ne, tai nežinau. Žodžiu, bandėm hebrytę susikelt mes šiais, bet bloga mintis buvo. Palauk, pažiūrėsim kieno didesnį. Karolis persirišo sistemėlę ant matiliuko gaudo. Aš ant Dainiaus Mitrulevičiaus. Oi, net nėra ką matuoti tavo. Aš ant Dainiaus. Nu kur ne, daug karoluk. Ant dvigubai vos ne. Nu sunkiai, bičiuliai, buvau išėjęs iš palapinės, net pasižiūrėta, čia visiems taip sunkiai sekasi, tai jo, visiems karoliukas nusėmė lemputę visai, nes toks vaizdas, kad net bėga jos nuo jos, nes nu tikrai žuvų matom nemažai, o prisitaikyt reikia drūčiai. Humaniški pabūsim. Ir aš irgi išsitraukiau markerį, apsidažiau, kad blanki tokia jinai būtų. Juodu markeriu papeckiau, tai pasižiūrėsim, bet šiaip tai žiauriai sunkiai viskas čia mums vyksta. Nu pasižiūrėsim, nu, nes realiai žuvų rodo daug, o kažkaip vis tiek manau, kad jie galima apgauti, ne? Nu tai bėga nuo tos lemputės, atrodo taip. Jo. Tai va taip va ir dirbam hebrytę. Tas mano kibiriukas, nu jau čia ne kibiras, sakė Viedras, jis labai lėtai pilnėja. Švinukas. Sakai? Aha. Kodėl? Matyt, greičiau tas, kai išmeti, greičiau kritimas ir... Nes dabar pakeičiau švinuką ir... Ir geriau, ne? Aha. Žodžiu, eksperimentų milijonas. Karolukas va dabar va uždėjo sunkesnį švinelį. 3 iš eilės, bam, bam, bam. Greičesnio kritimo galbūt reikia ar kažko, ne, vis dar aš nesuprantu, vyručiai. Ko čia reikia jojom. Atrodo, va, pasikeičiau sistemėlę, 2 iš eilės, bam, bam, jau radau, aha. Vėl knapsai. Visgi natūralus masalas. Kol kas yra geriau. Ir turbūt dažnai taip, Karoli, būna, ne? Nu, realiai visada beveik natūralus gaudo. Ai, retai kada? Aha. Nu tai irgi šiandien jis iš ryto pabandė. Be masalinė. Jo, be masalinę, pagaudė truputį, sako, ne. Reikia dėt matiliuką. Toks matosi atsargiai yra tos žuvytės, kad ir daug va. Nu atrodo, čia ką nuleisi, tą imsinai, bet nu ne. Reikia dasitaikyti stipriai. Aišku, kai būna žoras, turbūt tai vis tiek... Jau jam ten. Kaip ir visom žuvim, kada būna žoras, tada būna viskas gerai, o kada va nėra žoro ir reikia gelbėtis iš situacijos. Aš taip nepratęs, nes nu tik realiai vieną kartą buvęs, kur kibo siaubingai, o va šiandien... Bet dydis gal? Dydis, opa, va irgi kaip uždrožiu. Dydis ne, Karoluk, dydis buvo nedidelis. Pažiūrėt gali YouTube kanale Modestas žuvauja pirmas kartas. Nu bet va, nu, iš tikrųjų įdomu, žiauriai. Man taip dar realiai yra įdomiau. Aš tikrai nesuku galvos, kad Karolukas čia mane apgaudo, viskas gerai, nu, žiauriai įdomu ir įdomu žiūrėti jo techniką visą gaudymo, nes tikrai čia yra ką veikti, kad pas vo kokia silkė.
yra ką veikt, kad pasimokint, pasisemt tos patirties. O, koks grožis. Pasisemt patirties, va, karolokas irgi ūbina. Giluminis šitas, ne? A, ir turbūt veikia tai, kad paspalvinom tą spalvą, ne, biškį. Nes aš irgi galvojau, paspalvinau, plumt vieną pagavau, plumt antrą, Karolis tada be lemputės gaudė, sakau, gal sutapimas? Ne, sako, čia. Nekėbo, Jo, be lemputės. be lemputės nekėbo, va vėl dabar, lemputės blankesnė šviesa geriau, nu. Tokie. Ko tik čia neprisigalvoji, reikia eksperimentuoji, nors neaišku tai, Karoli, kad visą dieną tai gaudysi, ką atradai, irgi gali keistis, ne? Jo, po pietų ir viskas būtų. Nu, žodžiu. Gal aukščiau kips? Jo, va dabar va, aukščiau yra žodo žuvies, tai... Bet kad visiems nekibadė šiandien. Jo, tai buvau išlindęs į Palapinių miestelį, praėjau, tai, nu... Karolis turbūt lyderis. Karolis lyderis kol kas yra. Visi vaikščioja. Jo, visi vaikšto, visi gręžia, ieško. Iš tikrųjų net ir buvo palapinės, persinešė, matėm. Tai žinokit, kad ne pyragėliai. Man va įdomiausia taip, keli aktyviai. Bėgos iš karto. Ir karts nuo karto paduodam tos košės, bet nu kažkaip nežinau, ar jinai čia veikia, ar čia... Ar ne. Gal ne. Sureaguoja ta žuvis, bet kad ten kažkokio tai... Masiško. Jo, nieko. Geriau vaikščiot per horizontą, va, pamatai kažkur. O, karolukas kūrėsi. Svarbu dydis nemokas. Jo. Va ir vos atrodo prisiliečia net. Reiktų kirst, bet nespėjau. Matėliai nekeisti ilgai. Matėlių jis nekeičia. Jeigu keičia, tai labai retai ten tokie snargliai tik kabo. Nu, blembo, gerai kol kas čia dabar. Nu, bet imituoja planktoną, ką čia jom turbūt. Matilios kūrą. Nu. Imituoja. Bet džokerą dar nereikia dėti. Nu jo. O buvę? Nu jau baikit jau su tais bairiais tokiais džokeriai dėtai. O, žiūrėkit, kokia hebrytė. Nu gal pasikursim karoluką, ne? Turėtų, aš manau. Visi pabėgs ieškodami. Jo, visi išeis, liksim dviese ir dar kokie 20 palapinių šalia ir bus viskas gerai. O, kokia silkė. Drūčiai įdienojo, tai dedu ir aš jau matiliukus. Karolukas daužo dabar mane koks 5 prie 1. Tai užsidėsiu ir aš matiliuką. Ir tikėkimės, kad truputį pagerės. Bet šiaip keičiasi čia jų norai. Tai 3-4 ištraukė, 5. Atrodo jau kažką atradęs. Nu ir vėl ne. Daryk, ką nori. Vėl kažką pakeiti, vėl greitai. Bum, bum, bum. Smagu dėl to. O, karolukas ant matiliuko. Toliau traukia. Sako, reiškis ir tu sistemėlę su matiliuku. Spurda. Jėgos turim, ne? Nu, įdomu.
Gražuolai. Čia hebrytinė jo delnai maži, čia žuvis didelė iš tikrųjų. Gera. Gražiai. Bičiulis nepagavo nieko, tai truputėlį įdėjom jam į maišiuką. Nei vienos žuvies įsivaizduokit. Va taip va būna. Nedataikai kažko ir... Net kibimo neturėjo. Net kibimo neturėjo ir lieki it musę kandęs. O šitaip spaudžia. Oho. Čia gal ryklys koks. Gražėpas. Graži, bet šiandien daug atsikabino man prie eketės, tai... Vo kokia. Ar tilps į kamerą? Į kur? Į kadrą tilps. O. Koks grožis. Ir mano, tarkim, sistemėlės valos sistema išvalo padaryta 0,16 fluorokarbono. Karolio kiek karolų? 12,5? Jo, ten 12. 6. 12,5 man atrodo, tai jam tikrai ženkliai geriau. Nu tai dabar va pasižiūrėsim, iš tikrųjų man net smalsu buvo, kada pradedi naują būdą kažkaip tai va karolukui kalą. Kada pradedi tą naują būdą, nu vis tiek įdomu. Nu kur čia tos visos subtilybės, dėl to turbūt ir kabina tas reikalas, kad norisi perprast viską labiau, tai ir bandai, va, Karolis traukia. Aš ištraukiau Karolis, bet viskas, kaip jau ir sakiau prieš tai, viskas giliai nuo aukštesnio vandens sluoksnio, sunkiai žiauriai, nors įrodo jų, bet ne, kaip nekimba. Tai viskas irgi nedidukė. Žylė. Ir sakau, reikia. Ir sakau, jau jie atrodo kažką atradai, bet tas atradimas būna trumpalaikis. Kabliukai mažučiai. Ir kažkaip geriau viskas veikia. Bet aš turiu dar 2 sistemėlės pasirišęs vis tiek dar. Įdomu man jo išbandyti, kaip čia kas. Kiek pravedimų išbandėjai? Tiek, kiek pasakėjai. Daug. Ar juos reikia mokėti daryti čia? Kad darai kažką, tai nereiškia, kad darai teisingai, bet nu bandai. Ir kažkas kartais gaunasi, kartais nesigauna. Irgi ant aktyvaus pravedimo, žiūrėk. Bum, 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 bum. Kaip? Jo. Nu, paskui lėtai viską darai. Nu, žodžiu. Čia iš tikrųjų tokia improvizacija begalinė ir praktiškai visą laiką, ypač kaip va tai va, nėra kibimo, tai turi improvizuoti. Iškrito. Pilnas viedrukas. Šoka. O, man irgi. Nenori ima karoluką, ne, nu taip atbulais dantim. Nėra taip, kad ten tiek. Ant kibimo matyt, kad toks. Jo. Ir nepasikerta daug, kaip pabėgo. Bet yra, kas nepagavė visai, ne? Yra, skundžiasi. Nu turi kažkam nesisekti.
Tiek turbūt bičiuliai. Karoluk, ačiū už pamokas, ačiū už kompaniją. Ir tikrai nepamiršiu šitos žvejybos. Dar truputėlį pabūsim, seliavos. Pas mane nedaug, bet didelės, pas Karolį daug ir irgi didelės. Tai tiek, draugai, ir su jumis buvo YouTube kanalas Modestas žuvauja. Ate.